parduodamas vaikiškas keturratis. Šiek tiek papasakosiu, kodėl jį vertėtų žiūrinėti ir kodėl jis yra kitoks. Pradėkim nuo to, kad didelė problema visų vaikiškų keturračių, kurie yra rinkoje, yra tai, kad neveikianti yra pakaba. Tas labai mane erzina ir aš ieškojau, kaip atrasti gamintoją, kuris kreipia dėmesį į pakabą. Tai šis keturratis yra, matome, su masyviom detalėm, kurios nekliba, neiškliba, su tikrai storom traukiam, tikrom traukiam. Ir amortizatoriais, kurie iš tikrųjų realiai veikia, amortizuoja. Tai todėl su šituo keturračiu galima važiuoti saugiai ir per nelygius, sakysim, paviršius, kaip arimas net gali būti, smėlis ir taip toliau. Tai daugelis iš tikrųjų keturračių Lietuvoje, vaikiškų keturračių Lietuvoje neturi šito dalyko ir tu važiuoji kaip ant kelmo ir vaikas nejaučia smagumo su juo važinėjant. Tai tas yra iš tikrųjų didelis skirtumas. Kitas dalykas – variklis. Variklis čia yra tylus vidinis variklis, kuriam nereikia jokios priežiūros, jokių grandinių, jokio garso, reiškia, papildomo, ir jis yra net 1,2 kW. Vadinasi, jisai tikrai gerai traukia, tyliai važiuoja ir tikrai yra smagu su juo važiuoti vaikui. Galite pasireguliuoti vieną iš trijų režimų, va čia duodamas raktelis, tėtis arba mama gali nustatyti, kokiu greičiu pasiruošęs važiuoti jūsų vaikas. Maksimaliai jisai 35 išvysto greitį, po to yra ribojamas greitis, tiesiog daugiau negalima važiuoti. Trečias dalykas, labai svarbus dalykas yra tai, kad stovi hidrauliniai stabdžiai. Du netgi stabdžiai stovi, du diskai, nes aš turėjau jau ne vieną keturratį, nuo 2,5 metų vaikas važinėja mano su elektriniais keturračiais. Ir šitas yra pats tobuliausias, nes tai jau yra trečias. Ir man neteko jo nusipirkti Lietuvoje, nes tokio tiesiog neparduoda, tai aš jį parsisinčiau tiesiai iš Kinijos, atrinkęs tam tikrus parametrus. Tai hidrauliniai stabdžiai, jie gana lengvai spaudžiasi, nes vaikiškai rankai paspausti trosinius yra pakankamai sudėtinga, tai praktiškai neveikiantys stabdžiai, o šičia stabdžiai tikrai veikia. Tai variklis, stabdžiai ir pakaba čia yra labai geri. Aš siunčiausi juos be akumuliatorių. Akumuliatorius pirkau čia, rūgštinius, bet su didesniu galingumu. Tai stovi nauji 4 akumuliatoriai po 12 V didesnio galingumo. Tai jo iš ties resursas važiavimo viena įkrova yra pakankamai didelis. Kokius, sakysim, nuolatinio važiavimo mes apie 15 km esame važiavę, tikrai negailėdami per bekelę ir dar buvo likusio akumuliatoriaus, taip kad tikrai didelė eiga. Tai va, pakaba, variklis, stabdžiai ir akumuliatorius yra ok. Kaip dėl ūgio jo, mano 8 metų vaikas jau jaučiasi gana didelis ant to keturračio, bet drąsiai gali važinėti. Tai sakyčiau nuo turbūt kokių 3,5 metuko, nes maniškis nuo 2,5 pradėjo važinėti. Tai nuo 3,5 metų vaikas galėtų drąsiai važinėti, o pats turbūt smagumas yra kokių 5-6 ir iki 8, drąsiai galima ir 8 ir 10 metų vaikui važinėti, nes traukos jam užtenka. Tai vat tokie dalykai. Čia viskas kitas yra sąlyginai standartinio. Gal dar yra smagus tai, kad pirmyn atgal junginėjasi, štai čia labai smagiai ant paprasto mygtukėlio, nereikia ten kažkokio tumblerio perjunginėti ir vaikui tas labai patiko. Signalas geras, galima parodyti. Užsiveda tiesiog pasukus raktelį, rodo kokią įkrovą. Signalas
tikrai normalus, geras signalas, kaip ant tikro keturačio. Čia dar yra primontuota papildomai mano žibintuvėlis, įkraunamas, kad būtų daugiau šviesos, nes tos originalios lemputės jos šviečia, bet silpnokai, mes mėgstam ir vakarais pavažinėti. Priekiniai stabdžiai beje irgi yra, matome ir priekyje sumontuoti stabdžiai, ir priekį ir gale, nes ne pas visus būna tokie, bet priekiniai jau stovi ant trosiukų. Ant trosiukų šiek tiek sudėtingiau, bet priekį žinot, ne taip jau dažnai reikia ir naudoti. Yra rankinis stabdis, kitaip tariant, užfiksavus galima užstatyti kaip rankinį, sakysim, tai ir jisai niekur nevažiuos. Žodžiu, turbūt tobuliausias vaikiškas keturatis šiai dienai, kurį galima nupirkti elektrinį už sąlyginai nedidelę sumą pinigų. Tikrai džiaugsmas jūsų vaikui, tiek berniukui, turbūt tiek mergaitei. Važiuot paprasta, tiesiog įjungus raktelį, duodi gazą ir važiuoji. Gazas, toksai, sakyčiau, vidutiniško jautrumo. Čia ant maksimum dabar pastatytas, tai kol nepripratus, tai jis gana žvitrus. Po to sumažinus šitą galima drąsiai važiuoti ir pradinukui. Galinė pakaba beje irgi puikiai veikianti. Galiu parodyti. Amortizatorius veikia. Amortizuoja, ne tai kad spiruoklė su kažkokiu pagaliu įkištu, bet realiai amortizuojantis.